Na ir kitas aspektas, ką man Dalius sakė, reiškia šiek tiek apie rankinį. Taigi, labai lengva ir paprasta, bet įdomu taip. 40 metrų ilgis aikštelės, 20 plotis. Buvo laikas, kad buvo galima žaisti nuo 18 iki 22 metrų pločio aikštėse. Ir Kauno sporto halėje buvo aikštelė, kurios plotas 22 metrai. Ir Europos taurė, kai žaidė, ir reiškia buvusios Tarybų sąjungos čempionatuose, būdavo privalumas Lietuvai, Lietuvos komandoms, kadangi jos buvo įpratusios žaisti plačesniai aikštėje. Dabar jau to nebėra. Ir ilgis buvo galimybė nuo 36 iki 44. Dabar ne. 20-40. Įvartis. Tik tada kaip futbole, kad absoliučiai perėž visas kamuolys vartų plotą. Vartų plotas yra nuo šitos, nes 8 cm įeina į aikštės vidurį. Toliau. Gynybos sistemas. 6-0. Nieko čia nesugalvosi, labai viskas yra paprasta. Stovi vienoj linijoje, anksčiau buvo šitaip. Čia dabar suaktyvina ir aktyviai. 5-1. Prie linijos, vienas prieki. Vėlgi viskas lengva ir paprasta. Ir apskritai rankinį žaisti labai lengva ir paprasta. Bėgu, šoku, metu tą, ką įprasta vaikui daryti. Bet kada pradedam jau tą aukščiausio lygmens, tai jau čia be jokios abejonės tada yra sudėtingumo. 4-2. Vėlgi, čia 2 priekį. Tokią gynybą yra parodę pirmieji Minsko žymusis treneris Miranovičius, kai šitas priekinį visą izoliuoja vieną pusę ir Minsko komanda, kuri yra laimėjusi 5 kartus, ne, jau dabar 6 kartus Europos taurę, tai variacijų, sakykime, kai aš pradėjau, tai pasakytų, kad tokių variacijų, sakytų, čia kažkokia nesąmonė, ką jūs čia sugalvoja. Ir, sakykime, aktyviai gynyba, kai pradėjom problemą, sako, čia neįmanoma, o dabar kaip matom, tik taip ir ieško. 4-2 šone kitas ten matėt buvo. Čia ir čia, o dabar šitai pusiai. 3-2-1, šitą gynybos sistemą va. 3 krašte ir čia ir kitam krašte, 2 pusiau kraštiniai ir 1. Šitą gynybos sistemą pirmasis parodė Jugoslavijos buvusios rinktinės treneris Štencelis, kai 72 metais Muncheno olimpinėse žaidynėse jie laimėjo aukso medalius. Po 10 metų ta pati gynyba jį pakvietė treniruoti Vokietijos rinktinį, 82 metais vokiečiai blogai pasirodė pasaulio čempionate. Tai va, kaip greitai viskas kinta. Dar aktyvinta gynybos sistema. 3-3 šonė. Čia vienas šniūras, čia kitas. Jeigu šita agresyvi pusė, tai šitaip, o šita prieš pasyvesnę. Toliau, tokia gynybos sistema. 3-3 kraštiniai ir vidurinis ir pusiau kraštiniai ir priekinis priekyje. Tai gana dažnai kartais taip truputį ir keistoka darosi, kai žurnalistai pasako, ginasi šitokie. Tai tikrai ne taip, tai yra, sakykime, 6-0 arba kita gynyba, bet momentais jie labai atskirą fragmentą pažiūrėjus, tai gali būti ir kitai, bet reikėtų vis dėlto trenerių paklausti, kokią jūs gynybos sistemą pagrindinę taikysit. 2-4. Matot, pastumėm į priekį. Čia prie linijos, o šities suaktyvina. 1-5. Šitą gynybą taikydami granitiečiai laimėjo Europos taurę. Čia galingas Novickis ir visas klaidas taisydavo, o šitie visi labai aktyviai suvaržė ir to paties Madrido Atletiko ir Gumersbako veiksmus. Taigi, jeigu pažiūrėtumėm, kiek tų korektūros klaidų, labai atsiprašau, šitaip, bet kiekvienu momentu gali būti 5-1, 5-1 šonė, 4-2, 2-4, 3-3, 3-2-1. Kitaip tariant, priklauso nuo įvairių situacijų ir nuo to,
kokie yra varžovai. Jeigu varžovai yra agresyvūs, sakykime, kokiai pozicijai, ir tada vienas žaidėjas išeina, o visi kiti pagal situacijas pasirenka tokią, kokią reikia tuo metu aikšteliai. Taigi, aktyvūs veiksmai. Ir jeigu dabar žvilgtertumėm pasaulio čempionatą, taip kaip sakykime, prieš 20 metų, kad stovėtų prieš 6 metrų pasyviai, jau taip dabar nėra. Tada 5+1. Tada reiškia mišri. 5+1, 4+2. Aha, tiesa, nepateikiau, atsiprašau. Pasakysiu tiek. Miuncheno olimpinėse žaidynėse, tai labai aiškiai apibūdina, reiškia, dinamiškumą. Per rungtynės vidutiniškai abi komandos tai labai geriausia skaičiuoti, įmetė 32 įvarčius. Dabar 60. Būna ir daugiau. Aš kalbu apie litinio, aišku, pasitaiko ir mažiau. Kitaip tariant, dvigubai padinamiškėjo. Taigi tada atitinkamai ir gynybos veiksmai taip pat yra. Na dabar apie puolant veiksmus ir linijos. Jeigu angliškai tai būtų left wing, right wing, ir čia yra 2 terminai. Pivot player ir line. Pivot tai reiškia, kaip yra krepšinėtas centro, bet ir linijos žaidėjas ir line, tai ir vienaip ir kitaip. O čia yra antros linijos žaidėjai, šitas įvardyjimas kaip įžaidėjas, playmaker, o šitie left back ir right back. Reiškia, žiūrim į vartus. Tai lygiai taip pat, bet ir čia galėtumėm sakyti, bet išsidėstymas yra, reiškia, taip sakant, vėlgi, pagal situaciją. Gali būti, čia truputį labiau atsitraukia, būna visai į kraštą, bet vis tiek jie yra laikomi kraštiniais žaidėjais. Vėlgi pagal žaidybinę situaciją. Ir dabar, jeigu pasižiūrėtume, tai atrodo skraido. Iš krašto iššoka, čia ir metimas iš čia. Na, yra ir vartininkas. Bet rungtynių taisyklės leidžia žaisti vartininkui aikšteliai. Mes žaidėm 2005 metais su pasaulio čempionais Siemens arenoj. Mes tada rinktinės treneriai buvom su Migliu. Ir Miglius staigiai suorganizavo, reiškia, paskutinę minutę, po 10 sekundėm, išleido į aikštelę ne vartininką iš aikštelės išėmė ir vietojo išleido, reiškia, aikštės žaidėją, prengė tokią aprangą. Na ir ką, baigėsi rungtynės lygiosiamis. Tai dabar neseniai moterų Europos čempionatas vyko, tai ypatingai daug skandinavai ir Norvegija, ir Danija, ir Švedijos, reiškia, išleidžia net paprastai atakos metu į aikštelę, pabando ir taip pat bėga, kad galėtų paskvartininkas. Ir gavosi taip, kad nespėjo pasikeisti, tai keletą įvarčių yra įmetę, arba teko, sakykime, tai žaidėjai tapti tą ataką jau vartininkė. Tai tokių variacijų yra taikoma. Tai būtų ir tiek. Prašau. Gal dar ta prasme apie tai, kaip geras, blogas kraštas, blogas ir parankių, neparankių žaidėjai. Paprastai tai šitaip reiškia. Čia reikia mesti į vartus, tai patogu žaisti kairiarankiams ir čia kairiarankiams. O čia be jokios abejonės dešiniarankiam. Bet yra gana dažnai, kai žaidžia šitoj pozicijai dešiniarankis, iš bėdos, nėra kam, tai ir gana sėkmingai įmeta įvarčių, net ir reiškia, taip vadinama, ne pagal ranką žaidžiantis žaidėjas. Prašau. Taip, reiškia, rankinio tarsi elementari judesio biomechanika reikalauja. Ir kad kūną sinchroniškai išlaikyčiau. Kairę atsispiru, dešinę metu. Dešinę atsispiru, kairę metu. Bet didelė meistriškumo. Kada yra situacija, jeigu aš dar vieną žingsnį atliksiu, jau gynėjas ten bus, mane stabdys,
Ir apgaunant, sakykime, gynėją ir vartininką, atsispiria tą pačią koją ir tą pačią ranką met. Bet čia jau reikia gero atletinio parengtumo ir gerų koordinacinių gebėjimų. Tai dabar yra sportininkų, kuriem, taip sakant, rankininkų, kur vienodai. Ar taip, ar kitaip. Ir čia neturi reikšmės taip. Bet vartininko aikštelė gali žaisti tik vartininkas. Tai kokių būtų klausimų dėl mūsų pasiekimų, dėl... Dabar galėčiau pasakyti, kolegos, ir tol, kol Europos rankinio federacija nebuvo įsteigta, ir Europos rankinio čempionatai nevyko. Paradoksas. Tai dabar olimpinių cikle yra šitaip. Lyginiais metais vyksta Europos čempionatai. Va dabar, 14 metais vyko visada sausio, vasario vyksta vyrų, gruodį vyksta moterų. Čia yra olimpiniais metais, tai reiškia 14-16 metais vyrai Europos čempionatą žais ir sausį, o moterys tik po olimpinių žaidynių. Tai susidaro keblumo atrankai į olimpinės žaidynės. Iki 2000 metų visą laiką federacijų prezidentais buvo švedas, norvegas, austras. Dabar yra egiptietis. Miglius tik grįžo iš Kataro, aš ketvirtadienį išskrendu, mūsų rinktinės vyriausias treneris irgi jau buvo. Federacija suorganizuoja nemokamai, absoliučiai nemokamai, bilietai, viskas išlaikymas, kiek visų pasaulio šalių, 3 asmenys, prezidentas, sekretorius ir, reiškia, šitas vienas iš trenerių, treneriams seminaras, ten seminaras, prezidentams pasitarimas. Aišku, Kataro pinigais. Tam, kad olimpinių žaidynių metu, kongreso metu vėl įstatai leidžia prezidentui būti iki grabo lentos. Europa tik 40, kitos 100 beveik narių. Tai reiškia, Europa pakelia rankas, neturi jokių šansų išrinkti savo prezidentą. O, žinoma, šiuo atveju taip nepeikiant kiek, bet reikia pasakyti, kad rankinio plėtra ir pozicijos tarptautiniu mastu blogėja. O Europos rankinio federacija vykdo labai pozityviai, verslo produktą kuria, televizija, čempionų, dabar yra 4 taurės, čempionų lyga, Europos federacijos, taurių taurės ir iššūkio. Vyrų tiesa sujungė. Bet tai vat iki kol nebuvo Europos rankinio federacijos, tai nevyko. O dabar, kaip sakau, reiškia, kiekvienais metais didžiuliai renginiai. Lyginiais metais Europos čempionatai ir olimpinės žaidynės, nelyginiais metais pasaulio čempionatai. Tai yra didžiulė galimybė plėtoti rankinį ir rodyti. Bet, Migliau, ten žiūrovų nedaug. Va. Reiškia, kaip ir gerai, nors, kita vertus, žiūrėkit, pasaulio čempionėmis tapo Brazilija, moterys. Neįtikėtina. Kad Pietų Korėjos rankininkės, kurios pagal reitingą, jeigu būtų skaičiuojama tik olimpinių žaidynių, vienu metu buvo pirmosios. Sunku net patikėti, atrodo. Tai šiuo metu dabar jau pateko ir Argentina vyrai į aštuntfinalį, ir Brazilija. Proveržis čia kaip ir geras. Na ir kaip čia gal iš vienos pusės gerai, kad plėtojamas ir kituose žemynuose, bet vis dėlto elitinis rankinis tai yra Europoje tiek vyrų, tiek moterų. Skyrus, Brazilija jau taip pavyko joms.